Aš turiu tik tai 2 norus. Nu gerai, čia gal vieną. Ir viskas, daugiau nieko, aš nenoriu šito gyvenimo. Man atrodo, man tik reikia tos ramybės, kur aš ją patiriu ir jau žinau, kas tai yra. Ir tokia tiesiog, kai nėra minčių, man yra taip gerai, taip faina, taip kažkaip lengva ir, nu, tiesiog. Žiūrėk, Kristina, jeigu aš tau pasakysiu, kad ir kai vyksta sumaištis, tu jau esi ta ramybė. Ar gali suvokti, pabandyti, tiesiog suvokti, kad tu jau esi ramybėje, absoliuti ta erdvė, kurioje tiesiog reiškiasi chaosas. Bet tai ne tu, chaosas ne tu. Tai tiesiog reiškinys, kaip danguje pasireiškia tornadas, pavyzdžiui, koks nors viesulas, didžiulis baisulinis vėjas. Kaip tau atrodo, ar erdvė, kurioje pasireiškia šitas viesulas, ar jis nuo to kenčia? Tai erdvė ir nuo to kenčia? Taip. Ar? Erdvė, tiesiog, kurioje susiformavo viesulas ir kuriame siautė. Ar pati erdvė jaučia skausmą, dar kažką tai, neramybę? Nu, gal ne, nebent nuniokoja viesulas tą erdvę. Kokį namą ten nugriauna. Bet... Ar namas yra erdvė, ar namas yra erdvėje? Ar erdvėj skauda? Erdvėje. Ar erdvėj skauda, kad stovi namas erdvėje? Ne, pofik. Nesvarbu. Tai ar erdvėj skauda, kai vyksta viesulas? Nu, ne, man atrodo, man skauda. Nu, neskubėkim. Toksai, žinai, dar ne 100%, bet, nu, Jo, gal skauda. tai eisim tol, kol tikrai suvoksim. Nes aš biškį vis tiek susieju matau, bet... Bet jau kažkaip... Gerai, paklausiu kitaip. Yra televizoriaus ekranas, ne? Tai reiškia, tai yra erdvė. Ar ekranui skauda, kai jame vyksta filmas, pavyzdžiui, Ai, ne, tai vienodai visiškai. Tai čia tai aišku. Tai erdvė yra ekranas. Okay. Erdvė tiesiog, kurioje reiškiasi visas šitas pasaulis. Kadras, filmas. Nu, su ekranu tai man aišku, jam tikrai vienodai. Gerai. Sakysiu, kad tai yra ekranas, gerai? Nu, žiūrėk, dabar aš tavęs paklausiu. Erdvė, lygiai tokia pati, kosmoso erdvė. Ar tai erdvėj skauda, kad po ją skraidžioja planetos, ten sprogsta kometos, dar kažkas tai? Ne. Ar tai tuštumai ką nors įjaučia? Nu. Ne. Tai va. Tiesiog ten, nu, kažkoks grožis ten išsireiškia, arba ten tamsumas, arba kažkas ten sprogsta. Tai ar šitoje erdvėje, kur randasi kūnas, ne? Ar šitai erdvėje skauda, kai ten susipyksta žmonės, barasi, ne? Ten auga medžiai, nu žodžiu, viskas vyksta erdvėje. Ar ji patiria kažkokį diskomfortą dėl to?
Tai gal ir ne. Nu jau išsiaiškinom, Man kad ne. Tai visur ta Ta pati. kosmoso man ten aiškiau, šita atrodo, nors jinai yra tokia pati. Nežinau, kodėl aš atskiriu, kad čia Žemės ar kažkokia čia šita erdvė, kur mes esam jau kažkokie. Jo, nes ją padarai daiktų. Gal kažkokia tai. Jo. Gerai, dar paklausiu tavęs klausimų. Kaip tau atrodo? Ar tu esi kūne, ar kūnas yra tavyje? Nieko nesupratau, toks taip žinai. Okay, neskubėk, viskas gerai. Jo. Neskubėk, gerai. Dar kartą paklausiu. Ar tu esi kūne, ar kūnas yra tavyje? Neskubėk, ramiai. Kaip tau jaučiasi? Man tai jaučiasi, kad aš dar vis esu kūnas, man taip kažkodėl norisi sakyti. Kad tu ne kūne, bet esi kūnas. Aš kažkaip ir žinau jau ir patyriau ten kažkiek, bet vis tiek man norisi taip sakyti, kad aš esu kūnas. Gerai, tuoj. Išsiaiškinsim. Jo, nes čia va tokie dalykai. Ar tu suvoki, kad kūnas yra? Jo, tikrai. Pilnai suvokiu. Labai gerai. Jaučiu. Iš kurios vietos tu suvoki, kad kūnas yra? Neįsivaizduoju. Iš kurios? Aš tiesiog jau. Ką aš žinau? Nežinau. Aš tiesiog matau ir matau. Matai tu akim, matai, bet... Matau akim. Jo, gerai. Kas suvokia, kad mato akim? Nežinau, čia man toks... Ar tu suvoki, kad tu matai akim? Jo, aišku. Vai, gerai. Važiuojam toliau. Tai jeigu tu suvoki, kad kūnas yra, taip? Tu suvoki, kad jisai mato, ne, akis mato kūną. Iš kurios tu vietos suvoki? Neįsivaizduoju iš kurios, kažkoks tiesiog yra žinojimas. Nežinau, iš kurios. Negaliu tikrai parodyti, kur čia. Kažkur, visur čia. Visur. Labai gerai. Fantastika. Labai paprasta. Tuoj atbailėsim tave. Okay. Aš net nebejoju, kad čia tau pavyks. Ar čia ne tau, net tiesiog, nežinau, kas čia vyksta. Okay, gerai, važiuojam toliau. Ar suvoki, kad tas suvokimas neturi ribų, absoliučiai? Nėra taško, nėra tokios vietos, neegzistuoja, iš kurios ji yra suvokiama. Kažką taip, kad aš negaliu apčiopti, negaliu to parodyti, kur. Neįmanoma. Nežinau. Taip, protas bando apčiopti, bet tai yra neįmanoma. Ar aiškiai tai matai? Gal? Nes prieš tai sakei, kad tikrai neįsivaizduoji, nežinai, iš kurios tu vietos suvoki, iš kokio taško. Nu, pabūk užsienį. Aš nežinau, ar aiškiai, bet taip. Nu, gerai, pabandom dar. Jo, iš kurios, kaip tau atrodo, kur ta vieta, iš kurios tu suvoki, kad yra kūnas, kad yra akis, kad jos mato, kad yra rankos, pirštai, kad lankstosi čia viskas, kad yra kambarys. Bet suvoki, kad tai yra, taip?
Jo, Taip. matau. Tai gerai, rask man suvokiu. vietą, iš kurio taško tu tai suvoki, iš kokio kampo, gal iš organo, gal iš spintos, gal iš plaučio, gal iš širdies, gal iš smegenų, iš kurios vietos tu suvoki, ar gali tai įvardinti? Nu, ne, nes tai aš negaliu to dalyko apčiuopti, iš kurios tikrai ne iš jokio organo, ar ne. Nėra ta vieta apčiuopiama kažkokia, kur aš galėčiau pasakyti, šito tai kažkaip matau liktis. Bingo, Jaučiu. bingo. Dabar dar klausimas. Įkvėpk, iškvėpk, ramiai. Čia ne egzaminas. Nu, žinai. Čia ne egzaminas. Gerai. Jo. Kaip tau atrodo? Ar tam suvokimui, tas, kuris suvokia, kad yra akys, kad yra kūnas, kad yra kambarys, kad yra kažkokie jausmai, ar tas suvokimas kenčia, ar jis tik suvokia, kad tai yra? Ar jis patiria kokį nors fizinį dar kažką tai ten tokio? Nepatogumą. Ne, atrodo, kad gal ne, gal. Nu, pabandyk sužeisti suvokimą. Dabar, kaip nors. Ne, tai ne. Ne, nemanau, kad pavyks man čia kažkaip, kad jam, nu, iš tiesiog yra, jau kad ten vyksta iki jo liktis nedaeina šitie visi dalykai. Kažkokie ten skausmai. Nežinau, ten atrodo, kad vienodai, nu, tiesiog kaip ir buvo, taip ir yra, nieks ten nesikeičia labai. Gerai. Gal net visai nieks nesikeičia, aš nežinau. Toks. Vai gerai, būk užsimerkus, tiesiog ramiai. Kaip tau atrodo, Justina? Dar vis. Ar tu tai, kas suvokia kūną, ar tu kūnas? Nu, čia dabar jaučiu, nes eina kažkokie pojūčiai, kur atrodo norisi sakyti kažkokį atsakymą, bet ne iki galo. Gerai. Tai tiesiog... Tik nuoširdį, nespėliok, bet tiesiog reikia tavo paprasto, faino nuoširdumo. Tap kapie. Ja. Gali dar kartą paklaus, gal išaiškiau. Okay. Kaip tau atrodo, kaip tau jaučiasi? Ar tu tai, kas suvokia kūną, kad yra? Ar tu kūnas? Turbūt, kad tai, kas suvokia. Dar taip, dar ten vyksta visokie procesiukai, bet šitas toks... Ne egzaminas, čia ne egzaminas, viskas gerai, atsipalaiduok. Įkvėpk, iškvėpk. Žiūrėk, jeigu tavęs paklausiu, kai yra sapnas, ne? Tu matai sapne save kaip kūną. Taip? Tai ar tu tas kūnas sapne, ar tai, kas suvokia, kad yra sapne? Ar gali pasakyti, kad tu esi tas kūnas sapne, tikras? Ne, tai aš sapnuoju, ten tiesiog yra kažkokia iliuzija, kažką aš ten matau. Netikra.
tikras tas sapnas. Nu, jis, nu, atrodo, aišku, kaip tikras, bet aš Bet jį suvokimas guliu lieka. lovoj Okei. ir aš jį sapnuoju. Tai Bet suvokimas tai lieka tas pats. Nu, pasižiūrėk, pajausk. Žiūrėk, kai tu sapnuoji, ne? Ir tu aiškiai suvoki, kad tu nesi tas personažas tam sapne. Tu tik suvoki. Taip? Ar suvokimas pasikeitė nuo to? Realiam va čia, kur tau atrodo, kad čia real? Tu suvoki, kad ir čia, ne, kūnas yra. Tu suvoki, kad kūnas va yra, ne? Taip ir sapne tu suvoki, kad sapne yra kūnas. Suvokimas nepasikeitė. Persijungia. Bet ten kažkaip net netikra, o čia tai jau. Jo. Nu, Persijungia kažkiek. kadras tiesiog. Iš vieno į kito. Mhm. Bet kai kūnas miega, ar tu suvoki, kad kūnas miegojo? Ar tu jauti save kaip kūnu, kai tu miegi? Ar tu tik suvoki, kad kūnas miegojo? Nu, gal suvokiu. Neskubėk, ramiai. Nespėliok, Nes pabandyk aš matai, pajaust. jo, nes aš daug sakau tai aš visur šiaip save sutapatindavau su kūnu, bet aš miegojau ir aš čia viską darau ir tai kažkaip man čia šitoje vietoje sudėtinga, kol kas tai kažkaip, nu kaip ir ateina tas suvokimas, bet dar taip, kažkas, nu dar vis tiek prie kūno taip, Jo, bet... norisi save. Ok, bet kai tu miegi, tu nelaikai savęs kūnų miegodama. Tu tik suvoki, kad kūnas tiesiog miegojo. Gal, nežinau. Pabūk truputėlį su to. Nu ir dabar tu suvoki, kad tavo kūnas sėdi. Ja. Ja, suvokiu, jaučiu net. Okay. Remiasi į kėdę. Jo. Ir nugarą remiasi taip. Tai kas tas, kuris suvokia? Nežinau. Kažkokia erdvė. Bingo. Nuostabu. Dabar tiesiog pabūk ir pabandyk pajaust tą suvokimą, tą erdvę. Tiesiog būk. Tiesiog būk ramiai. Ir kai būsi pasiruošusi, pasakysi, ką matai. Ką suvoki, kas vyksta.
Ar gera būti šitą erdvę? Jo, jo. Ar šilta, Faina. faina? Jo, taip kažkaip tai nieko nėra, tai man patinka. Nėra jokių ten kažkokių problemų, minčių. Dėl to faina kažkaip. Kaip tu galvoji, ar įmanoma prarasti šitą erdvę, jeigu joje viskas reiškiasi? Man atrodo, kad nelabai, gal neįmanoma. Gerai, dar pabūk. Tiesiog būk šitą erdvę, viskas. Kaip įmanoma prarasti erdvę, kurioje išsireiškia šitas pasaulis, šitas kambarys, šitas kūnas? Ji visada čia. Šitoj erdvėj tu tiesiog būk. Šitoj erdvėj, tai ką dabar jauti, joje gali pasirodyti bet kas. Mašina pravažiuoti, medis sužydėti, saulė šviesti, vaivorykštė pasirodyti, debesis užslinkti, šunys susipjauti, antis praskristi. Kažkas gali padovanoti, kažkas gali atimti. Bet kas šitą erdvėje gali nutikti. Tegu vyksta, kūnas kažką gali patirti, tegu patiria. Jo. Koks skirtumas? Mintis gali to erdvėje visokios pasirodyti, bet ar gali jos sužeisti tą erdvę, jeigu joje reiškiasi erdvėje šitoje? Kaip subtitrai mintis, kaip žiūri filmą, tarkim angliškai, ir eina subtitrai. Ateina, šniekur tęsia save ir išeina subtitrai. Ar gali jie sužeisti ekraną? Erdvę. Ne. Tad Šiaip tai negali. Kažkaip tai, aš nežinau, kodėl tada tas kažkoks susipainiojimas vyksta. susipainiojimas vyksta, nes yra atskiras aš. Kol yra aš. Taip, yra, aišku, kad yra. Tai. Ir aš nenoriu, kad jo nebūtų. Nes man svarbus atrodo labai. Ir kad reikia saugoti jį. Tai va dėl to ir kenčiu. Nugi čia tik idėja, kad kenti. Gal ir jau. Jo, tikriausiai, kad idėja, nieko aš nekenčiu. Bet tai patikiu tą idėją. Gal taip, nežinau. Ar spaudžia tau krūtinę? Ir atiduodu tą energiją, ką? Ar spaudžia tau krūtinę šiuo metu? Krūtinės tai ne, gal labiau kur saulės rezginys ten. Pabūk truputėlį su saulės rezginiu. Nukreip ten dėmesį.
reiškia kaklo galinę dalį. Dalis jaučiasi tai ir ten. Dėmesį nukreipti. Tegu vyksta tie procesai, nieko su jais nedaryk, tegu būna. Tiesiog. Ar gali pamatyti, kad tas aš irgi yra tiesiog tik idėja? Kūnas tiesiog jis yra gamtos reiškinys, kaip medis, antytė, žvėriukas, paukščiukas, krūmas, akmuo, belekas. Kūnas nuo gamtos niekaip neatskiras. Tik yra idėja aš, kad čia aš. Aš nueisiu iki tualeto, gerai, nes jaučiu, kad noriu. Gerai. Išjungs. Ok, aš pristabdysiu. Ok, važiuojam toliau. Tai va, ar gali pamatyti, kad aš yra tiesiog idėja? Kaip tau atrodo? Akmuo save laiko aš? Man atrodo, nėra jau. Žiūrėk, parodysiu tavo. Pažiūrėk truputėlį į kamerą. Žiūrėk. Ar šitas arbūziukas turi idėją apie kad va, aš arbūzas, aš pusiau raudonas, pusiau žalias, ten mano galva trikampio formos, aš esu nepakankamas, aš esu toks ir anoks, aš turiu per daug minčių, aš ir taip pasaka be galo. Aš užsipainiojęs, aš toks ir anoks, o jis tiesiog yra šitoj erdvėje. Supranti, šitoje erdvėje jis tiesiog yra. Toks, koks yra. Viskas. Nei geras, nei blogas, nei kreivas, nei šleivas, nei užsipainiojęs, nei susipainiojęs, nei užsiknisęs, nei dar kažkoks. Tai jis yra šitoje erdvėje. Kūnas tavo lygiai taip pat yra. Mano kūnas nieko neatskiras nuo šito kūno. Supranti? Bet tu gali mąstyti, eiti, daryti sprendimus, o jis tai ne, jis tiesiog sėdės, kur tu jį padėsi ir viskas. Jis nieko nešneka, nieko negali nieko blogai padaryti. Jis tiesiog, dėl to ir geras jisai. Jis tiesiog sėdi ir viskas. Jo funkcija tokia sėdėti, varlės funkcija kvaksėti, paukščio skraidyti, žmogaus kalbėti. Pas mus labai daug. Dar kažko tai. Tai kas? Pas erelį, pavyzdžiui, regėjimo, kur žmogus tokio net neturi, sparnų tokių neturi. Ten yra gyvūnai, kurie daug daugiau pranašesni už žmonės, kur negali, pavyzdžiui, ten to yra nuo žmogus, o gyvūnas tam tikras gali. Čia ne apie tai, kas ką gali ir kiek gali. Tu, pavyzdžiui, kai atsimerki, žiūrėk, dabar atsimerka, ne? Kaip tau atrodo, ar tavo kūnas atskiras nuo šitos erdvės yra? Ar tu, kai atsimerki, pabundi, ne, iš miego, ar pirmas susiformuoja tavo kūnas, ten pirštai, viskas, tik tada atsiranda kambarys, daiktai, pamažu viskas susidėlioja?
Juk ne, tu atsimerki, yra bendra erdvė, bendras kadras, bendras piešinys. Supranti? Jo. Jo. Visa problema yra tame, kad tas aš nori save iš to piešinio, iš to kadro išmesti, išstumti. Aš jau, aš tai esu atskiras. Šitam piešiniu, žiūrėk, kaip yra piešinį, nupiešk žmogeliuką, nupiešk paukštuką, nupiešk namą. Ar tu gali pasakyti, kad tas piešinys, jeigu nebūtų idėjų, jis yra bendras, jis yra vientisas. Jo. Tai čia lygiai tas pats. Tavo kūnas yra vientisas su visa šita erdvė, su paukštuku, su žvėriuku, su spinta, su kėde, su telefonu, su belekuo. Ir jis kūnas tavo funkcionuoja taip, kaip gamta. Juk gamta visur vienoda. Gamta per vieną ten vienaip funkcionuoja, per kitą kitaip. Tam pavyzdžiui, per vaismedį, ne? Per vieną vaismedį auginasi apelsinai, per vieną bananai, per kitą mangai. Tai čia nėra apie tai, kuris pranašesnis, kad žmogus ten jau daugiau, čia visą laiką yra iš ego jau. Aš tai pizdėts atskiras nuo visos gamtos, nuo visko, nuo visos šitos erdvės. Ir kenčia, pats save atskyrė ir kenčia. Skyrė nuo Dievo, sukūrė tada kažkokį Dievą, kuriam reikia melstis, kurio reikia prašyti pagalbos, kur nežino, kaip jam gyventi, ką jam daryti, koks jisai užsipainiojęs. Jo. Kūnas tiesiog atlieka gamtos funkciją, viskas. Tai yra objektas. Visa problema, kūnas problemų neturi. Visa problema yra idėjoje aš. O tai tik mintys. Aš užsipainiojau, aš pasiklydau, man negera, man tas, man anas. Bet kur visa tai randasi, ar gali pamatyti? Ne, nematau, aš tai nieko to nejaučiu. Tai jeigu nematai, tai ar gali būti tai tikra? Kad yra kažkokia tu, kuri dabar užsiparino, ten pasiklydo dar kažką. Ar gali pastebėti, kad tai tik idėja apie tą aš, kurį tu tapatini su kūnu? Jeigu atmetus aš, mano, man, mane, kas lieka? Tik kūnas, tik erdvė. Tai viskas. Tai kuo tu dar nori? Palauk, sakysiu aš viską. Tai viską pasakysiu, ko nori. Na, skelb. Taip, tai viskas gerai, taip būti. Na. Aš tik nežinau, kodėl taip visada nebūna. O kodėl ne visada šviečia saulė? O kodėl ne visada gėlės žydi? O kodėl ne visada medžiai žaliuoja? O kodėl ne visada ramiai jūra banguoja? O kodėl ne visada lietus pliaupia? Gali man atsakyti šitos klausimus? Nu? Negaliu. Tai dar kartą klausiu, ko tu nori iš savęs? Ko tu prisikabinai prie savęs? Kuo tu išskirtinesnė už pačią gamtą? Va, čia yra, aš galvoju, kad idėja turiu, kad išskirtinė kažkokia. Nu va, taip. Taip, turiu. Ir čia aš kažką tai turiu ir kažką tai čia teisingai galiu padaryti, o kažką galiu neteisingai. Ir aš šitoj vietoje vis tiek, aš tuo tiesiog tikiu šitą idėją, kad
Tai Taip. egzistuoja ir tada susikuria tas toks parinimasis, kur ten, nu, taip ir iš save. Valio. Taip, viską pamažu pati atriši. Šaunuolė. Čia prasideda kontrolė. Aš žinau geriau. Jo, Aš jo, esu jo, čia jo. dievas ir aš žinau geriau, kaip šita gamta turi čia funkcionuoti. Viskas Jo, bet aš yra gamta. Absoliučiai. Kūnas yra gamtos priklausomybė. Nu, kūnas priklauso gamtai. Viskas. Ne tam aš. Kūnas priklauso gamtai. Ne idėjai aš. Bet yra idėja aš. Įsikišiu va dabar ir kontroliuosiu. Tai jeigu žmonės būtų čia tokie kontroliuotojai, ane, jeigu kontroliuotų mintis, viską, tai čia visi nušvitę būtų vaikščiot. Dievai, jeigu kontroliuotų viską. Mintis, kokios noriu, tokias pasirenku, ane? Ten sveikatą, pinigus, tai ko nesukontroliuoju šitų dalykų tada? A? Aš nežinau, pavyzdžiui, man nepavyksta. Aš nežinau, kad... Tai ne tik tau nepavyksta, visai žmonijai nepavyksta. Nu, tai, bet atrodo, žinai, kartais atrodo, čia sakau, kiti žmonės ten susiskaičiuoja, gal suplanuoja, viską taip sudėlioja. Eik kad tu, jiems pavyksta tai ką pagal tu tą žinai? planą Iš kur tu gyvent. čia tokių nesąmonių prisigaudai dabar? Iš kur tu žinai, kaip jie dabar gyvena, ką tu čia pasakas lygioj vietoje? Dabar žiūrėk, kaip tu dabar lygioj vietoje, kuri pasaka ir ją tiki. Jo, Nu, tikiu, nes tai kažkur pasakojo, skaičiau, ten mokymus, pavyzdžiui, apie finansus, kaip reikia planuoti ar kažką. Ūlele. Ir kaip pasiseka, kaip tada pasiseka ir kaip viskas susidėlioja. Eik tu, iš kur tu žinai, kad tai pasiseka? Ką tu žinai, kaip jiem gyvena? Gal finansus jiem pasisekė, bet gal kitose sveikatoje nepasisekė, santykiuose. Tugi nežinai, kaip iš tikrųjų. Tai kam tu kuri to, ko tu nežinai? Tavo nuoširdumas tu nežinai. Bet kuri? Bet iš tikrųjų tu nežinai, nei vienas nežino, nei vienas negali sukontroliuoti nieko, nei tėvų, nei vaikų, nei vyrų, nei žmonų, nei sveikatos, nei pinigų. Nieko negali sukontroliuoti šitam gyvenime. Nei minčių, absoliučiai. Tai gal reikia nustoti stengtis kontroliuoti ir paleisti taip, kaip gamta čia reguliuoja. Tas gyvenimas, tai belekaip kažkaip, be jokio plano, be nieko. Na, tai kaip jisai dėliojasi, o kaip gamta pati dėliojasi? Ar jinai turi planą? Kaip tau atrodo? Ar gamta turi planą? Kaip jinai dėliojasi? Ne, jinai neturi, bet jos niekas ir nevertina. Jinai tiesiog, tokia vat yra, ir kažkaip tinka visiems. Ir jinai tokia, ar kitokia, nieks jos nevertina. Na. Nors ten visko vyksta, iš tikrųjų. Ten kažkas miršta, kažką nužudo, kažkas ten, nežinau. Tiesiog. Na. Bet kažkaip viskas ten vienodai. O čia yra daug kažkokių minčių, vertinimų, kur... Nežinau, man atrodo, kad jie... Tu viską puikiai matai, tu aiškiai suvoki, tik nenori to pripažinti. Pamatyt, būt nuoširdi. Kad taip, aš negaliu čia nieko sukontroliuoti, nors ir kuo daugiau stengiuosi, tu pasižiūrėk, kuo daugiau tu stengiasi kontroliuoti, tuo daugiau viskas lysta. Ir dar prikuri pasakų tiki, kad ten pavyko, tas pasidarė, ana pasidarė. Nors tu nežinai. Tu tiki kažkokiu kvaksėjimu kažkino. La, bla, bla, bla. Vietoj to, kad eitum, pasižiūrėtum pati. Jo. Bet čia pasižiūrėtum. Nei vienas pasaulyje žmogus nieko negali sukontroliuoti.
Nei vienas. Yra tik idėja, yra tik tai nors idėja, kad čia visi kažką kontroliuoja. Bet sakau dar kartą, jeigu galėtų žmogus sukontroliuoti, čia visi vaikščiotų dievai. Nu, blemba, jo. Jo, kodėl tada nevaikšto visi dievai? Nu, kodėl nevaikšto visi dievai, kodėl Tada visi... visi būtų laimingi, visi būtų sveiki, visi būtų idealūs. Nu, Taip, viskas tai bet tobulai. matai, kad nieko nevyksta net pačioje gamtoje, pasižiūrėk. Skrusdėlės eina kariaut prieš skrusdėlės, vilkai ten kapojasi su vilkais, elniai kapojasi ragais, antis pešasi pelkėje. Nu, ar antis gali sukontroliuoti čia save kažką tai? Ar gyvūnas gali sukontroliuoti, ar medis gali save sukontroliuoti? Čia niekas nieko nekontroliuoja. Tiesiog viskas vyksta, nu tai viskas. Taip tu negali sukontroliuoti ir minčių srauto. Tu ką gali daryti? Ai, supratau, nu gerai. Aš galvoju, kad galiu, bet kažkaip. Sėkmės tau. Aš galvoju, kad galiu sukontroliuoti mintis. Ir stengiasi madam, ir kenčia nuo to. Ašgi sakiau, kuo daugiau bandai sukontroliuoti, tu supras, kad nieko, viskas tiesiog vyksta. Savaime, be jokios priežasties. Absoliučiai be jokios priežasties. Kaip sapnas pasirodo, be jokios priežasties, taip ir šitas pasaulis. Jis tiesiog yra. Toks, koks yra ir kaip yra. Mintis tik reiškinys. Gamta. Kaip debesis. Tėjo, užstojo saulę. Rasisklaidė. Kas dėl to kaltas? Nežinau, ne. Nu, tai kas kaltas dėl to, kad užėjo tokios mintis dabar? Ar tai tas teisingas, neteisingas variantas, ar šie sprendimai geri, blogi, kas čia? Kas čia tai sukūrė visą tai? Ne, nu ta prasme, tai kaip tada žinot, ką daryti, kur eiti? Kūnas žino visada, kaip jam vaikus auginti, kaip jam santykiuose būti, ką jam valgyti, kur jam eiti, kiek jam pinigų uždirbti. Kūnas žino visada. Nu, bet jis, pavyzdžiui, nesportuoja. Tai kas? Kažkodėl. Nu, nesportuoja ir nesportuoja. Mano kūnas irgi nesportuoja ir ką? Galvoju, nu, tai kodėl įdomu, taip įdomu, aš net stebiu, galvoju, nu gerai, pažiūrėsim, ar tu norėsi. Nu ir niekaip jisai nenori. Nu, nenori. Nu, tai ko tu... Reiktų kaip ir, bet ne. Nu, bet čia idėja, kad reiktų. Taip, idėja. Ir vėl nori kontroliuoti viską. Norėčiau, aišku. Ir kaip sekasi tau kontroliuoti? Blogai. Nervuojuosi, tada nervuojuosi ir energiją savo atiduodu. Tai kas smagiau, kontroliuoti ar paleisti? Paleisti smagiau. Bet paleisti kartais būna dar baisiau negu kad kontroliuoti. Jo, gal kontroliuoti atrodo, žinai, saugiau, taip atrodo. Jo, nes taip išmokti. Bent veikiu kažką ten stengiuosi, tarsi, nu aš jau tuoj sportuosiu, pavyzdžiui, nu jau gal to ir rytoj, gal. Ir vėl ateina rytoj, ne. Šiaip taip 42 metus sportuoju. Ir galvoju, nu, ir pečiai jau į priekį, ir kreivą ten, nu, kažkaip reikėtų jau savęs tiesint, ne, aš sėdi tau savo tokie, nu, taip kūnas nori, jam patogu, tai kaip ir, tai aišku, kad ateina baimės, kad sulinksiu, po to jau niekaip neišsitiesinsiu, ar dar ten visokias mintis. Ir taip įdomu. Na, bet taip, bet su realybė jos nieko bendro neturi. Tai tik mintis. Tai tik debesis. Atplaukė, išplaukė.
Kitą kartą, kai norėsi kontroliuoti, toks stipri kontrolė ateis. Sakyk, Dieve, o kaip nori tu? Aš matau, kad aš čia bandau kažką sukontroliuoti. Iš karto atiduok. Sakyk, gerai, kaip nori tu? Aš čia jau reikalų Čia pridirbau. dar baisiau, tu pasaky man tą klausimą ir galvoju, ne, toks palauk, taigi, tai pala, aš čia kažką to jis nuspręsiu, ašgi žinau, kaip atiduoti Dievui. Nors aš irgi kartais sakau, padėk Dievui, nežinau, aš atiduodu, bet iš tikrųjų tai aš ten nežinau, aš nelabai noriu atiduoti ką nors. Na, man. Nes Labai aš nežinau, stipriai aš nepasitikiu, kad jis, tai kaip jisai žinos, O tai kaip jis, man tu nepasitikiu, eik tu savo. Tai šitokį grožį Dievas čia sukūrė, tiek visko vyksta šitam gyvenimui, tu sakai nepasitiki. Tai reiškia, Dievas hujoviai saulę sutvėrė. Jo, kažkaip hujovai saulę sutvėrė. Čia tai, jo. Blogas inžinierius. Sakyk, Dieve hujovė, tu čia tvarkais. Aš geriau žinau. Kad jam pofik viskas. Jis kažkaip taip nieko labai nesureikšmina. Tai va, sureikšmini tik tas. Jo. Dėl ir nenoriu atsiduoti, nežinau. Nes nebeliks šito mano egzistavimo. Taip. Visgi. Sureikšminimo ir Taip. panašiai. Aš nenoriu, kad neliktų. Čia bus jo mirtis. Jo, aš nenoriu, nes, tai kas aš esu be to? Aš nežinau, kas aš esu be to. Tu pabandyk, sakyk. O, Jezu, Marija. Davai. Nenoriu šito. Aš nenoriu, aš taip saugojau visą laiką. Aš taip stengiausi. Aš atrodo, tik visko dariau. Aš nenoriu šito paleisti. Atrodo, tik jau ne šitą. Tik jau ne tą, kur aš tiek įdėjau visko. O dabar atėjo laikas paleisti, kiek aš absoliučiai paleidžiu. Savai žodžiais, kas tau kur skaudžiausiai būtų. Kirsk ten, kalaviju, be gailesčio. Pamatysi, kas nutiks. Pirmyn. Tau pasiruošus. Ką man paleisti? Aš nežinau, ką paleisti. Aš nenoriu tos Justytės paleisti. Sakyk, Justina, aš tave nužudau dabar pat. Ne. Tai. Šaunuolė. Kai tik būsi pasiruošusi. Ištark žodžius, Justina, aš tave nužudau. Visam laikui. Ne, dar ne. Dar atrodo negaliu. Gali. Nes ten, tokia ir graži. Nežinau, ten tiesiog aš tiek visko. Ir svajoju, nežinau net ką pasakyti, žodžiai gal net to nepabūrėm, bet tiesiog. Viskas gerai. Bet atėjo laikas ištarti žodžius, Justina, aš tave nužudau. Aš tave palieku visam gyvenimui ir tave nužudau. Justina, aš tave nužudau. Justina, aš nežinau, ką aš čia sakau, kažkai keistas jausmas, ką aš čia nužudau manyje. Tai gerai, Justina, aš tave nužudau. Aš tavęs išsižadu. Aš tavęs
nebenoriu, išsižadu, man tu nepatinki. Man taip nori sakyti, man net nepatinka, aš jos nekenčiu. Ir Tas tave atsibodo man. viskas ir užkasu tave. Ir užkasu tave. Ir atiduodu. Nereikia. Man nereikia. Ir apspjaunu tavo kapą. Ir apspjaunu, dar apkakot galiu apšikti. Nu ką, baisu. Labai negražu. Labai negražu, bet taip norisi sakyti. Ir sakyk. Tiesiai taip kaip yra, nuoširdžiai. Nu jo. Taip aš pasakiau. Spjaunu, ar iškeikiu, žodžiu. Ir apspardau. Čiau, sakyk. Ate, davai. Varyk, nereikia man tavęs. Na, ir ką jauti? Ar baisu dabar? Nežinau. Ne, dabar tai ne. Na. Dabar tai ne. Nežinau, ką jaučiu. Kažkaip kaip keistai, toks įdomus jausmas. Nežinau, kaip jie apibūdinti. Kažką saulės ledginį, kažkoks ten virpuliukas. Na, tegul ir virpa. Virpuliuko sezonas dabar. Jo. Da, kaip viskas paprasta. A kiek stradalinai tu čia? Negaliu. To negaliu. Tai kažkaip vis tiek, aš nežinau, čia kažkas, man čia kažkaip keista. Aš vis dabar nieko nesuprantu, kažkur ir apie ką čia iš vis, ką čia daromas. Ir viskas, matai kaip lengva, nieko nežinot, nieko nesuprast. Nu jo, kažkas tai. Kas čia yra iš vis, ką čia reikia daryti, ko nedaryti, nežinau. Kas čia iš vis turi pasakyti man, ką daryti. Ir ką tai, ką iš vis ar čia yra, nežinau, net ten gerai net nesinori sakyti, bet tiesiog. Tiesiog būt. Toks atrodo. Gera tiesiog būt. K čortu viską. Tiesiog būk. K čortu. Šitas. Žmonės gviešiasi didžiausių turtų, didžiausių, nežinau, siekių, bet nemato, kaip praranda pačią brangiausią dalyką, prabangiausią. Tiesiog būt. Nieko už tai nuostabiau ir geriau nėra.